Kadangi mano persikraustimo projektas nepavyko, šitie augalai laukia persodinimą ir visas žuvis sugautas, kad greičiau būtų pagauti, tai jaunimas galaksių užaugo. Iki tiek, kad jau patelės plaukioja išpūstais pilvais pilnas ikro, tai jos visas gali išeiti. Šiandien stabdau ir naršyklę, bet naršyklė dabar net nefilmuojama, nes prie lango stovi viskas apžėlė. Dabar ką tik pašėriau. Tai šamai gali išeiti, matot, per daug šviesos blizgva. Šamai gali išeiti, visi galaksiai gali išeiti, nes man dabar reikia daryti rakiruotę. Iš šičia visas žuvis suleisti 157, o iš 157 visas krevetes suleisti čia. Nes 157 irgi laukiant pervežimo augalai plūduriuje ir čia yra begalė krevečių, mamyčių suleistų, nu čia lyg bernas. Gal ne, gal ir platus. Begalė krevečių mamyčių suleisto su ikrais buvo, tik patelės, kurios turėjo ikrus. Tai va šitas visas akvariumas yra pilnas krevečių mailiuko, kurie keliausi į šitą 29 su krevetėm, o visas žuvis į apačią. Tai man kuo mažiau žuvų liks, tuo geriau šiuo metu, nes man reikia mažinti, nes turiu problemų su vandens keitimu, taip toliau, kitoj vietoj šiandien statysiu filtrą, nes vis dar laukiu, vis dar turėjau prisifiltravęs vandens. Tai laukia rakiruotė. Kuo daugiau žuvų man išeina, tuo man geriau. Dieną 2 pabūsiu gautas inde, o akvariumus pakeisiu ir šiandien sodinsiu. Tai va čia liks krevetės, o žuvis apačioj. Jamkit. Ir iš naršyklę šiandien stabdau. Naršyklė ir nefilmuojama, nes visiškai nuo langą apžėlęs stiklas, dabar nenuvalytas, paskui pažiūrėsim. Tai ten esančias suaugusias galaksiją eis prie šitų likutis. Aš galiu pasilikti ten 4 poras, sakykim, 2 poras, nes iki rudens aš nenaršinsiu. Ir ten yra labai daug mailiaus, kuris eis prie krevečių. Va čia sueis pats mailiukas, kas dabar yra išsineršęs, čia sueis krevetės, o žuvis visas ir šamai iš čia eis į didįjį. Iš ten pirmiausia sugaudžius krevetės. Tai va darysiu rakiruotę ir kuo mažiau žuvų man dabar, tuo geriau, nes tas kraustimas jis nepadeda. Ir naršinimu, kai praeitą vasarą neužsiimsiu, tai jau dabar stabdau. Nes galvojau, kad visą mailių suleisiu naujose patalpose, o patalpų nėra, tai dabar man tai sukels problemytė. O žuvytės yra, va, išsipūtusiais pilvais, nors 2 dienas aš nepašėriau jų. Ir patinukai kiti, matau, biški tokie kūdesni, nes tiesiog, kai 7:30 išvažiuoju ir 8:30 grįžti, vakaro žuvis kartais lieka antroje vietoje. Bet vat patelės jau viskas, jau ryškiai pelekai, pilvai pilni ikro, galima imti ir auginti. Yra ir didelių suaugusių, bet, kaip kam. Šitų greitai atsiras spalvas, anuos ten jau pilnai yra spalvas. Skambinkit, bus greičiausiai. Šiandien turiu laisvą dieną, rytoj vėl manęs nebus, bus ant stogų, būsiu tik vakare. Į stotį nuvažiuoti galiu 2 kartus per savaitę dabar. Nes tada gyvenau 5 minutės nuo stoties. O dabar ne. Bet galiu ir išsiųsti, ne problema tokio oro.